mano patarimas - visada būti natūraliam. Niekada nebandykit perlipti per save. Visada, visais laikais buvo vertinamas natūralumas žmogaus. Nuoširdumas taip pat. Netgi jūs ir neturite tam tikrų įgūdžių, tikrai nebijokite prisipažinti. Viską gyvenime mes išmokstam. Svarbiausia yra jūsų noras. Jeigu jūs norėsite, jums niekada nebus kliūčių išmokti. Viskas gyvenime yra išmokstama. Ir nebijokite atėjęs pasakyti tai darbdaviui, kad jūs norite dirbti. Dar vienas dalykas, ką žmogus tik atėjęs, jisai sako, kad jam reikia tam tikro atlygio. Ne nuo to reikėtų pradėti. Pirmiausia, jūs pasakykite, ką jūs galite padaryti. Ką jūs atnešit įmoniai. O tada, jeigu jūs sugebėsite įtikinti darbdavį, kad jūs jam būsite naudingas, kad jūs jam atnešite pridėtinę vertę, pelną, tada jau galėsite kalbėti apie atlygį. Ir tai siūlyčiau pirmiausia pradėti nuo to, kad pirmiausia pabandom, pasižiūrim, ką aš galiu, ar aš pateisinsiu jūsų ir savo lūkesčius, o tada mes jau galėsime kalbėti apie tam tikrą atlygį.